Sveiki, mėlyje. Šiandien mes turim saulėgrįžą. Yra nuostabi energetiškai labai stipri diena. Labai daug visko, iš tikrųjų tos energijos, kurios pas mus ateina dabar į žemę. Jos yra sustiprėjusios, ypatingai dabar, ypač kai yra saulėgrįža, kai saulė yra pike. Jūs žinote, kad kai saulė yra pike, jinai ten kelias dienas dar vis tiek pastovės vienoje vietoje. Ir būtent tai yra portalas. Tai yra portalas į kitas būsenas, į kitas energijas. Ir būtent per šitą portalą mes galime labai daug ką nuveikti su savo transformacija, su savo emocijom, jeigu yra kažkokios, jas transformuoti, užsirašyti, ką mes norime veikti, pat sekančius kitą pusę metų. Ne? Iš tikrųjų, šiandien yra dedama netgi visam metams programa. Būtent šią dieną mes susidedam visiems metams programą. Ir kai ta programa ir iš karto jinai pradeda veikti, jau iš karto, jau kai baigsis, kai saulė pradės pereis per tą piką, taip, jinai ta programa pradės jau veikti, pradės realizuoti. Taigi šios dienos, rytoj, taip pat po rytoj, šiomis dienomis tai, ką jūs uždėsite, jūs turėsite visus ateinančius metus. Tai yra fundamentas viso to, ką mes galime turėti geriausia. Taigi, pirmiausia, tam, kad turėtume geriausia, reikia įsivalyti visas netinkamas energijas, netinkamas emocijas, kokias jums trukdo. Ar tai galbūt ne vien tik emocijos, gal norite kažko tai save pakeisti, kitokiu save padaryti. Ir tada jūs galite, būtent šiandien tai yra visos energijos dirba jums. Ir galite save taip transformuoti, galite save taip pakeisti. Taigi, ką mes galime padaryti, būtent dabar, kai saulė yra pike ir jinai kai nusileidžia atitinkamą lygį, taigi dabar yra saulės leidimasis, saulėlydis. Pasižiūrėkite, kiek valandų, tai dažniausiai dabar turėtų leistis nuo 10 valandos, jau pradėtų jinai gerokai pasileisti ir jis turi sustoti tame lygyje, kokiame jinai yra. Ir kai jinai sustos, tai atsiveria tas portalas. Ir kai jinai sustoja, jūs galite tuo momentu turėti, galite jau būti pasiruošę, pasigilinę į save, pasiruošę, užsirašę ant lapų. Tai, kas jums yra, kas trukdo jums. Tiesiog susirašykite. Tai, kas jums trukdo, tai, kas jums neramina, tai, ką norite pakeisti, tai, ką norite transformuoti. Tiesiog užsirašote ant lapų popieriaus. Ir aš jums parodysiu, kaip tai galima padaryti pačiu paprasčiausiu būdu, kad būtų tas impulsas eitų per visą visatą. Ir taipogi visą šitą sąrašą sudeginti būtent šiomis dienomis. O kitą sąrašą tiesiog daryti ir kurti save iš naujo, tuo, ko jūs norite būti, tai, ką jūs norite pasiekti, savo tikslus, savo siekius, tai, ką jūs norite, tokį, kokį fundamentą jūs norite turėti, jūs tiesiog surašykite tai, ką jūs siekite, koks jūsų tikslas, kokia jūsų intencija, koks jūsų ryžtas. Ir būtent visą šitą sąrašą jūs irgi įvesti į elektrinį impulsą, būtent šiomis dienomis. Taigi, šiandien aš einu pasižiūrėsiu. Saulytė. Saulytė leidžiasi, kaip jinai leidžiasi ir kaip jinai sustoja būtent tame pike. Ir čia ateina portalas. Taip, portalas. Mano mergaitė jau žino. Jie ateina portalas. Būtent tame pike. Jūs tiesiog pasigalvokite apie tai. Pasigalvokite apie tai, kokias transformacijas savyje darysite. Būtent tame portale pasigalvokite apie save, kokį naują save bandysite, sukursite. Taigi einam prie saulytės ir pažiūrim. Ir pabandysime ją pastebėti. Ir žinote, turbūt visais laikais tai buvo švenčiama. Būtent saulėgrįža 21 dieną. Ir tada mes parodysim, kaip atrodo saulytės istorijos. Tai pati efektyviausia diena, tai pati energingiausia diena. Šią dieną, kitą dieną, tai bus tos kelios dienos, tai kada saulė sustoja, ateina į tą piką ir jinai sustoja. Tai būtent šios dienos yra pačios energingiausios, pačios efektyviausios. Taigi naudokitės ir nepamirškite apie šią dieną, nes tai yra labai gražus. Padeda transformacija jūs. Vaikas irgi. Labą dieną, mes matom saulytę. Pasižiūrėkite, aišku, iš tolumos biški debesys suslinkę, nelabai matosi,
Mes atėjom prie kelio. Va čia. Ten. Vai tu namų yra? Saulytė leidžiasi ir pasižiūrėkite, jinai sustoja. Ir jinai Ir sustoja čia atrodo kaip portalą. ir tiesiog būna jinai tame lygyje. Taigi tas portalas, va kai jinai va būna tame lygyje, va kai sustoja. Ir tada jūs galite rašytis, galite deginti tą lapą, kur parašėte savo transformacijas, kokias norite atsikratyti ir tas sukurti tą lapą, kur jūs norite transformacijas turėti kokias. Ir jūs tada, būtent tada, kai saulė yra tame pike, kai jinai sustojusi, kai tas portalas pradeda veikti. Dar pažiūrėkit, atrodo tikras portalas, prasiskleidžia debesis Taip žinau. ir va jūsų portalas. Jeigu atmetite norą. Tiesiog nuostabu. Viskas, saulytė jau pajudėjo, visi norai sugalvoti, visi sakyti, visos transformacijos vykdomas. Ir aš susikau. Taigi, mylėjai, darome viską labai paprastai, kaip ir praeitą kartą rodžiau. Čia parašom vardą, pavardę. Čia parašom datą. Čia parašom savo tai, ko norime atsikratyti. Parašom. Parašome visus savo, ką mes norime atsikratyti, ką mes norime pakeisti. Viską parašome. Taip. Ir kai jūs jau viską parašėte, viską įimame į prieš laikrodžio rodyklę. Prieš laikrodžio rodyklę spiralę 7 kartus. Ir čia rašome taip. Čia galima nuvesti, dar parašyti, pavyzdžiui, skaičių 9 ir 0, 0, 0. Viskas. Tai yra impulsas, kuris duodantis jūsų šitą tai, ką jūs norite atsikratyti, nunulinantis. Impulsas nunulinantis. Viską suvedam į spiralę prieš laikrodžio rodyklę, kuriame parašome taip, nenutraukus rankos, nes kadangi energija yra ir energiją negalima nutraukti. Mes nenutraukus rankomis parašome taip ir dar galime užtvirtinti skaičių 9000. Tai yra 9, tai yra, kai surinktas yra visos energijos, mes jas transformuojame, pervedame į 0, tai yra nunulinantis reiškinys visų tų dalykų, kuriuos jūs norite nusiimti, atsikratyti, atmesti. Dabar jeigu jūs norite, kitas lapas, jeigu jūs norite, kūrėte save iš naujo, kūrėte kokias transformacijas norite turėti, tai irgi rašome vardą, pavardę. Rašome datą, nes kas jūs esate, kokios energijos su jumis dirba ir tai, ką jūs norite turėti, jūsų tikslai, jūsų siekiai, jūsų intencijos. Viską surašome, aš noriu būti tokia, aš siekiu tai ir tai, aš būsiu tokia ir tokia ir galite netgi parašyti, kadangi aš noriu būti tokia ir tokia, aš siekiu to ir to, aš užtvirtinančiu, pirmas mano žingsnis bus tas ir tas, kokį dar pirmą žingsnį padarysite tam, kad užtvirtintumėte savo šitą siekį. Ir visą šitą, ką jūs čia prirašote, jūs įvedate į spiralę pagal laikrodžio rodiklę. 7 kartus apusę. Parašote taip, aš sutinku, jeigu norite dar pastiprinti, tai dar rašome 3, 5, 8. Viskas. Tai yra tas kodas, tas impulsas, duodantis jūsų realizaciją. Tai ir kadangi yra dar šios dienos energijos labai stiprios, tai viskas sąveikauja kartu, viskas eina kartu. Ir taigi tiek ta iš tų energijų išėmimas, ta nunulinimas, viskas veikia ir lygiai taip pat pastiprintai. Lygiai tas pats ir jūsų transformacija, ir jūsų to, ką norite būti, jūsų siekiai, jūsų intencijos, irgi viskas veikia pastiprintai. Ir kodas yra užtvirtinantis, kad jūs tai turėsite. Dabar kaip tai atrodo? Čia yra jūsų nunulinantis jūsų lapas, kurį jūs sudegysite, parašėte vardas, pavardė,
Tai taip, data ir jūsų, ką jūs norite atsikratyti, ką jūs norite pakeisti. Ir paskui viską suvedate į spiralę prieš laikrodžio rodyklę, kurioje parašote taip ir iš karto nuvedate į šitą kodą. Taip. Šitas jau yra jūsų transformacinis lapas, tai ką jūs norite turėti, vardas, pavardė, data, kas jūs esate, kokias jūs energijas valdote ir jūsų tikslai, siekiai ir intencijos. Jūsų viskas, ką jūs norite pasiekti, viską jūs, ką jūs surašote, jūs įvedate į spiralę pagal laikrodžio rodyklę ir užrašote va šitą kodelį. Jeigu norite pilno to kodo, tiksliau jisai yra labai taip veiksmingas, bet jūs jeigu galite jį padaryti 9 ženklų. 358, 358, 358. Tai va toks būtų transformacinis lapas, kurį jūs turėtumėte saugoti iki sekančios saulėgrįžos.